tu gal esi antras žmogus, kurį matau gyvai, kuris sako, kad jis turėjo kontaktą su kita civilizacija. Patirtis su kitom civilizacijom, kur iš vis pakeitė visiškai mano gyvenimą ir visą požiūrį į visą, kas yra aplinkui. Paskutiniuose Šaulio laipsniuose tai dažnai rodo, kad šis gyvenimas iš tikrųjų gali būti viena iš paskutinių inkarnacijų. Aš tą jaučiu. Ir aš tada pabundu ryte, o tai va, staigiai šokstu iš lovos, atsisėdu, iškart pirmas impulsas griebti čia, pajutau, kad čia palikta man žemė, ant mano fizinio kūno, kurią fiziškai jaučiu. Ir aš tik pasakiau tokius žodžius prieš sakydamas, esi dabar tai, kad tu išgirsi, o šito tu nebegalėsi gyventi, kaip gyvenai anksčiau. Ką man dabar apsiverksiu kalbėdama. Sveiki, su jumis aš, Raimonda, astrologė. Ir šiandien svečiuose mūsų nuostabiai laidoj Kosmosas turiu kosminę kūrėją Viktoriją Bali. Viktoriją aš jau kurį laiką stebiu socialiniai erdvėj. Mane kas labiausiai užkabino, turbūt aš gal pirmą kartą tave ir pamačiau per YouTube'o vieną tokį pasidalinimą, kur aš galvoju, wow, kaip žmogus atvirai dalinasi tokiais, mums neįprastais dalykais. Tai va šio podcast'o metu ir pakalbėsim apie Viktoriją, jos kūrybą, jos ryšį su kosmosu tiesioginė ir perkeltinė prasme. Ir panalizuosim, kaip tam tikri dalykai atsispindi jos astrologinėme žemėlapyje. Tai sveika, Viktorija. Labas, Raimonda. Kosminė kūrėja. Ar tu gali papasakoti, nes aš taip įsivaizduoju, kad kai kam čia gali galvoti, kas čia yra ta kosminė kūrėja, apie ką čia? Ar gali pasidalinti savo veiklą? Savo veiklą. Taip, tai mano veikla turbūt dabar galvoju, pirmiausia prasidėjo nuo spiralio. Aš pradėjau pirmiausia kurti spiralės ir aš šiaip turiu meninį išsilavinimą, subaigus akademiją, bet fotografijos ir medijos meną, bet pati tapyba labai domėjausi anksčiau. Ir žodžiu, tuo metu aš 2018 metais gyvenau saloj tarp Anglijos ir Prancūzijos ir man tenai vyko didžiuliai procesai, mano 30 gimtadienio proga, tiesiog siela budo pati. Ir aš tada, atsimenu, vaikščiau pakrantę ir aš pamačiau viziją, tiesiog ryški kriauklių spiralė. Ir tai buvo absoliučiai nieko panašaus, ką aš kūriau ir nieko panašaus, ką aš įsivaizdavau, kad kada nors norėčiau kurti ar galėčiau, nes aš visada būdavau už tą tokį kūrimą, kur tiesiog vizualus, atspindys, kad būtų aišku, kas ten yra, ten nutapai, bet aš tapybą mėgau. Bet tai buvo toks stiprus vaizdas ir aš, kai grįžau į Lietuvą, man sunkiausia buvo surasti technologinį sprendimą, kaip tą aš padarysiu, tai aš ieškojau pavyzdžių, bet aš nieko neradau ir aš supratau, kad man pačiai reikės ieškoti, kaip man prilipdyti, ta prasme, ant drobės kriauklės ir dar integruoti smėlį, kaip aš mačiau. Tai tas man pavyko iš kart kūriau metras ant metro kūrinį. Ir kadangi spiralė yra realiai viso kosminio judėjimo tas simbolis, viskas, kas juda galaktikose, mūsų energija kaip juda, kriauklės, spiralės forma juda, vėjas juda spiralė, tai yra tiesiog kosminė dalis. Tai ištakos buvo nuo ten prasidėjo. Bet toj pačioj saloj aš turėjau tą patirtį, kur tu pamatai video, tai yra patirtis su kitom civilizacijom, kur iš vis pakeitė visiškai mano gyvenimą ir visą požiūrį į visą, kas yra aplinkui. Ir aš po to kontakto su ta kita civilizacija, aš atsimenu, nuėjau į dušą, nors aš turėjau balsą, bet aš iškart pamačiau skirtumą savo diapazone, kad aš galėjau plačiau žemesnės ir aukštesnės natas išdainuoti. Bet tuo metu aš pamačiau tą skirtumą, bet kad būtų kažkokia mintis, kad aš kažkada su to darysiu, visiškai aš tiesiog tai palikau kaip tiesiog.
nes viskas, ką darau, man tiesiog taip išsirutulioja. Ir tada aš, kai grįžau į Lietuvą, pradėjau kurti tas spiralės. Ir buvo liūtų vartai, aš pradėjau medituoti ir aš matau viziją, kad aš turiu dubenėlius spintoje, kuriuos paliko mano sesė, Tibeto dubenėlius, ir kad išsimčiau juos ir pradėčiau tiesiog groti ir dainuoti intuityviai. Mano protas labai priešinosi. Bet aš paklausiau, aš tą padariau, pasiėmiau draugę online, sakau, tu paklausyk, ar čia sąmonė ar nesąmonė, ką aš darau, ar tu čia jauti kokį poveikį. Tai jinai jautė, bet aš kadangi esu ganėtinai užsispyręs žmogus, aš vis tiek nieko su tuo nedariau, kol neatėjo viena moteris ir iš karto, pilnatis, geras, viskas darom renginį, aš tau sukviesiu žmonės, tu čia nieko nereikės daryti, tu čia grok. Ir tai prasidėjo ta mano kitas tas kelias kosminės kūrėjos, nes kai aš dainuoju, naudoju savo balsą, aš jį naudoju tiesiog kaip mano kūnas būna kaip kanalas, tekėti mano sielai ir leisti tokius melodijas ir tokius garsus, kokius tiesiog teka. Tai irgi yra tas kosminis rautas. Tai irgi atitinka į tą žodį. O po to prisidėjo jau ir šviesos kalba, kuri irgi yra kosminė, tai yra visatinė kalba, kur joje energetiškai ir visai kaip telpa daug daugiau informacijos negu tiesiog žmogaus žodyje. Tarkim, vienas šviesos kalbos žodis gali prilygti knygai žmogaus informacijos. Ir tai yra toks stiprus sąmonės plėtimo laukas, tai aš su ta šviesos kalba irgi man jį atsirado nuo to, kad aš palikau kanalas dainuoti. Ir vieną dieną aš turėjau prieš tai jau gavusi šviesos kalbos kaip iniciaciją išgirdus kitos moters šviesos kalbą. Ir vieną dieną aš tiesiog pradėjau kalbėti šviesos kalbą, bet tai man buvo taip artima, man tai buvo tarsi, wow, va dabar aš kalbu iš tikrųjų, va ta kalba, kur, čia mano kalba. Ir aš iškart pradėjau dalinti su žmonėm. Lietuvoje, man atrodo, nebuvo nei vieno žmogaus tuo metu, kuris šviesos kalba kalbėjo su savo veidu, dėl to, ką apie žmonės pagalvos, kad, tiesiog išprotėjęs, kad su to žmogum kažkas negerai, bet mano kelias buvo tiesiog eiti ir daryti tuos crazy dalykus, kalbėti apie crazy dalykus, kur niekas nedrįsta, tiesiog aš tai buvau vedama daryti. Bet mano nuostabai ir tikrai didžiuliam tam džiaugsmui, tuo metu, kai aš jau tą darydavau, žmonės iš tikrųjų buvo pasiruošę ir aš buvau be galo gerai sutikta ir ne tik gerai sutikta, bet man buvo parodyta, kad aš esu reikalinga ir to yra norima. Tai taip atsirado šviesos kalba ir tada jau prasidėjo balso ratai, bet balso ratai, aišku, aš irgi naudoju kosminę, aš su energijom dirbu, bet tai yra vis tiek jau labiau įžeminta kūryba. Taip tiesiog viskas, kai rutuliojas, tai tiesiog vienas bendras pavadinimas yra kosminė kūryba, kosminė kūrėja, bet, jeigu taip trumpai apie ten kiekvieną dalį dar galim išsivystyti. Man, žinok, klausant, atrodo taip įdomu, nes visi trys pagrindės spiralės, balso ratai ir šviesos kalba, man atrodo, apie kiekvieną norėtųsi daugiau išgirsti, bet labai norisi ir tą astrologinį žemėlapį paliesti, ne? Kasgi rodo tą polinkį, potraukį, į visus šitus dalykus. Žinai, labai įdomu, kad mūsų gimtadieniai skiriasi labai labai nedaug, gal savaitę laiko. Aš pabaigoju sausio, tu pradžioj vasario gimusi. Tai mūsų su tavim planetų išdėstymai zodiako ženkluose yra identiški, išskyrus, kad pas mus skiriasi tik mėnulis. Mano mėnulis yra jautė, tavo mėnulis yra mergeliai, bet jie abu žemės ženkluose. Tai vis tiek gan panašu. Bet vis tiek mesgi skirtingos. Net jeigu ir planetos yra tose pačiose ženkluose, dar astrologija yra tokie vadinami būstai arba namai, tai mūsų namai kardinaliai skiriasi. Tai vadinasi, planetos yra ženkluose, bet visai kitose gyvenimo sferose jos reiškiasi. Pas mane Venera vienoje vietoje labiau stipriau reiškiasi, pas tave, pavyzdžiui, kitoje. Bet šiaip labai įdomu paanalizuoti, kaip čia viskas atrodo. Tai pirmiausia, kas yra kosmonautai, tai kosmonautai yra vandeniai. Taip. Mes su tavim kartu esame vandenės ir aš iš tikrųjų pastebėjau, kad yra du tipai tų tokių vandenių. Yra tikrai tie kosmonautai, kur, crazy.
kur kiti žmonės su jais bendrauja ir galvoja, nu, blemon, tai pačiuožus kažkokia, bet, nu, gerąją prasme, kur gali eiti prieš sistemą, nebijoti dalintis kažkokiais keistais dalykais, nu, tiesiog jie tokie inovatoriai, revoliucionieriai, greuna seną sistemą, atneša kažką naujo. Ir yra ta kita vandenių pusė, tai tokie konservatoriai, kurie kaip tik labiau tokie pragmatiški, tokie uždaresni, jie gal irgi, vis tiek vandenis yra intelekto simbolis, intelektualus, bet jie daugiau į tą mokslo tokią pusę, ne į tos kosminius kažkokius dalykus. Tai labai smagu man savo tarpę sutikti tokių kosmonautų kaip aš, su kuriais galima pakalbėti ir apie energijas, ir apie ezoteriką, ir apie kitas civilizacijas, bet aš taip galvoju, kad tu turbūt gal būsi labai iš mano rato mažai tokių žmonių, su kuriais taip atvirai galima apie tai kalbėti, nes tu gal esi antras žmogus, kurį matau gyvai, kuris sako, kad jis turėjo kontaktą su kita civilizacija. Tai aš atsimenu, pas mane buvo gyvenime toksai etapas, kai aš labai domėjausi tais dalykais, Donatas Banaitis atėjo į mano gyvenimą, tada gal aš per jį kažkaip, net kažkaip vienu metu ir tu, ir jisai atsirado mano aplinkoje. Ir kai teko pas jį apsilankyti, tai labai, labai tokių įdomių dalykų papasakojo apie tą sielos užgimimą, raidą, kaip jinai čia į tą žemę atėjo. Ir aš kažkaip galvoju, kad ne veltui, ir mes su tavimi susitikom. Tai vandenis atpažino vandenį. Tai dabar tavo vandenio zodiako ženkle be Saulės dar yra Merkurijus. Merkurijus tai yra intelekto planeta, atsakinga už mūsų mąstymą, komunikaciją, protą, logiką, racionalumą. Ir žmonės, pas ką yra Merkurijus vandenyje, jų mąstymas šiek tiek nestandartinis, šiek tiek kitoks. O pas tave dar dvigubai kitoks, dėl to, kad Merkurijus dar ir retrogradinis pas tave tavo gimimo lentelėje. Retrogradinis tai vadinasi, kad planeta tavo gimimo metu judėjo atbulai. Kai jinai juda atbulai, žmogaus protas šiek tiek veikia kitaip. Dažnai tai nereiškia, kad blogai kažkas su tuo žmogu, bet tiesiog jisai kažkaip kitaip informaciją apdoroja, kažkaip vienas žmogus iš karto vienaip suprato informaciją, o tu kažkaip kitų kampų gali pažiūrėti, pakreipti, arba vienas žmogus sugalvoja sprendimo būdą kažkokio, tu gali visai kitų kampų išspręsti, pavyzdžiui, problemą, kur man galbūt net nekiltų mintis, kad taip galima buvo padaryti, o tau paima ir ateina. Tai čia tokia ypatybė to Merkurijaus, bet vienas koks dalykas retrogradinio Merkurijų, kad ypatingai pirmoje gyvenimo pusėje žmonėm su jų, pavyzdžiui, kalba, saviraiška per žodį, arba raštu, arba per žodį, dažnai kažkur yra, kaip kliūtis kažkokios. Tai pavyzdžiui, ten vėlai kalbėti pradeda vaikai, arba mikčioja, arba ten kažkokių raidelių neištaria. Arba atvirkščiai būna hiper. Daug šneka, plepa, vos ten gali spėti, vos suspėjai klausyti. Tai kaip pas tave su šitu Merkuriu? Man nebuvo problemų su kalbėjimu, toj raidoj, tai prasme, viskas buvo gerai. Aš tiesiog buvau labai nedrąsi. Tai tas bijojimas kalbėti, reikšti savo nuomonę, viešai kalbėti, man buvo labai sudėtingas, bet aš tai apėjau kitais būdais, nes aš pradėjau, man atrodo, nuo 17 metų rašyti poetinės miniatiūras ir taip iki kažkur 30, tai jos buvo mano priemonė per rašymą išreikšti tai, kas mano viduj, ko aš šiaip nepasakyčiau garsiai. Tai tas kliūtis ir galbūt, kad mane girdėtų kiti žmonės ir suprastų. Tas irgi, man atrodo, įtakoja. Aš tokia labai užsidarius buvau ir būdavo sunku prie manęs iš vis prieiti žmonėm. O tas bijojimas komunikuoti, kalbėti viešai, ar čia buvo iš baimės, kad manęs nesupras, ar tiesiog neturiu ką pasakyti, ar bijau kažką pasakyti, nes, nežinau, būsiu atstumta, pavyzdžiui. Kas čia pirmajame buvo? Turbūt man labiausiai tai tas buvo, kad šeimoje kompleksai susiformavo dėl to, kad tėtis buvo alkoholikas ir aš tokia maža savivertė buvo. Nors atrodo mokiaus gerai, bet ta savivertė, toks ta nevertumo jausmą visada jausdavau.
Ir dar kai aš vaikystėje norėjau dainuoti, tai man bočius, mano senelis neleisdavo ir sesė neleisdavo. Tai irgi tas toks ir iš aplinkos, žinai, kai tik bandydavau kažkaip panaudoti ir išsiveršti, būdavo tokie trukdžiai. Aha, kaip įdomu, retrogradinis Merkuris, jisai gali rodyti, kad yra kliūtis man komunikuoti. Jo. Toliau yra Chironas, aš jau daugeliu podcastų pasakau apie Chironą, nes pas daugelį ką buvo Chironas 9, tai pas tave ir pas mane irgi yra 9, čia irgi yra tokia pamatinė žaizda su komunikacija, tai arba aš bijau išsireikšti, bijau kalbėti, viešai kažką pasakyti, arba jaučiuosi kvaila, kažkas ten protingiau už mane gali pakalbėti, arba kažkas pasakys, kad čia nesąmonė pasakyti, nežinau, kažkokie kompleksai su saviraiška per savo balsą. Bet kadangi Chironas, jo archetipas sužeistas gydytojas, tai iš pradžių jis yra sužeistas, bet jisai, kai gydo save, jisai paskui gali savo balsu gydyti kitus. Ir pas tave labai daug parodymų yra ir tą tokią vadinamą žodžio magiją, bet apskritai, kai žmogaus balsas yra gydantis. Tai visų pirma, kas tai rodo? Kad yra Merkuris, nors jisai retrogradinis, bet jis labai gražių aspektų. Jisai su Jupiteriu turi gražų aspektą. Jupiteris tai yra didžioji gausa, sėkmė, palaiminimo tokia planeta, mokytojų planeta. Tai va čia, kai žmogus savo balsu, per saviraišką, gali kažkokią svarbią informaciją perduoti, mokyti kitus, vesti kitus, įkvėpti, motyvuoti, pakelti, taip galim pasakyti. Tada Merkuris turi labai gražius aspektus ir su Saturnu, su Neptūnu, su Saturnu ir su Uranu. Uranas, tarp kitko, kada su Merkurijum turi aspektų, čia galima interpretuoti kaip ir kosminę kalbą arba netgi šviesos kalbą, dėl to, kad Uranas tai iš vis yra stebuklų planeta, neribotų galimybių planeta, kosmoso planeta. Jisai globoja vandenį, o vandenis jis atsakingas yra už kosmosą. Tai čia arba vienas iš parodymų, arba žmogus, pavyzdžiui, gali būti labai intelektualus, labai protingas, ten akademikas, mokslininkas, arba tiesiog, kai žmogus labai domisi kažkokiam tokiom neatrastom, nepažintom temom, tai šviesos kalba iš viso, kažkas klauso, turbūt pirmą kartą girdi ir nelabai supranta, kas ta šviesos kalba yra. Tai va čia pa žmogų tiesiog atviras kanalas yra šitiem dalykam. Kažkas sakys, kaip čia, kur čia, o pas tai tiesiog eina srautas. Dėl to tu gali perduoti kažkokią informaciją per tai. Jo. Tai dabar ar tu gali šiek tiek papasakoti, praplėsti, nes aš esu girdėjusi šviesos kalbą, aš ir tave girdėjau, kaip tu daliniesi, bet man visą laiką kyla klausimas, ar čia tiesiog eina srautas ir tu kažką kalbi, bet ar tu, pavyzdžiui, supranti, ką tu sakai, ar tiesiog eina kažkokie, man tai ten toks, žinai, raidžių kratinys, nes ten nieko nesuprasi, kas ten per žodžiai, ne žodžiai, tai ir gali truputėlį papasakoti. Jo, galiu. Tai visų pirma, šviesos kalba nėra skirta protui ir jinai iš tikrųjų nėra skirta suprasti. Jinai yra tam, kad būtent apeiti protą, nes mūsų protas yra labai kontroliuojantis ir labai veikiantis tam, kad jis eitų tiesiai į sielą, į DNR struktūras ir ten pažadintų ir vyktų darbas. Tai kai aš, pavyzdžiui, sakau šviesos kalbą, yra, ta prasme, įvairių žmonių gebėjimų su šviesos kalba, kaip ir su bet kuo, ne? Yra žmonių, kurie negeba kalbėti šviesos kalba, bet geba išversti šviesos kalbą. Yra žmonių, kurie geba kalbėti šviesos kalba ir ją išversti. Tai vien žodis šviesos kalba, tai yra didžiulis šviesos srautas, kuris veikia žmogaus energetinį lauką ir valo tamsą. Ne tik tai aktyvuoja sąmonę ir DNR struktūrus bei prisiminimą sielos lygmenį, kas tu esi, bet ir valo tiesiog tamsą energiją. Paminėjai, kad po kontakto su kita civilizacija pajutai, kad atsivėrė tavo balsas. Ne? Ir kad galėtum dainuoti, prieš tai nedainavai. Ar bandai dainuoti? Aš turėjau balsą nuo gimimo, bet sakiau, turėjau blokų, kurie mane taip pat, aš atsimenu, labai norėjau įstoti į Dailės akademiją, o ten buvo didžiulis konkursas ir aš tą pasakiau visatą, jeigu aš įstosiu, aš eisiu į chorą dainuoti. Tai aš nuėjau tą atranką, 2 savaitės padainavau,
pasirodo mano balsas buvo be galo aukštas soprano, ten labai girdėjęs jisai, bet tiesiog aplinkybės man, jos buvo nepalankios. Bet aš dabar suprantu, kodėl nepalankios, nes man net į mane į muzikos mokyklą norėjo paimti, bet mano tėvai sakė ne, nes aš tuo metu šokau. Tai tarsi kaip ir buvau šalia, kaip ir norėjo pasimti tą tradicinę struktūrą, bet kokią tradicinę struktūrą, ne, tiek muzikos mokykla tai yra tradicinė struktūra, choras yra tradicinė struktūra, bet aš tik tai vėliau nuėjus, o dabar visą tą kelią, aš supratau, kodėl aš niekur taip ir nepatekau, dėl to, kad jeigu aš savo protu būčiau išmokus, kaip teisingai dainuoti pagal programavimą, aš nebūčiau turėjus tokio plataus suvokimo lauko ir gebėjimo vesti žmonės per tai, kaip aš dabar vedu juos. Nes pas mane ateina kartais muzikos mokytojai, atlikėjai, chorvedžiai į balso ratą ir jie tenai patiria balsą visai kitų kampų, negu buvo mokomi per proto suvokimą. Tai tiesiog tai buvo, kai vat pasižiūri, galiausiai tie visi trukdžiai, jie buvo reikalingi ateiti tą, tiesiog kitą kelią. Pas tave yra nemažai tų parodymų į meninius gebėjimus, tai meninis tai kas yra, tai yra tiek tapyba, tiek pati kūryba, menai, estetika, grožis ir taip toliau. Ir pas tave labai graži yra Venera. Venera tai yra moteriška planeta, susijusi irgi ir su mūsų moteriškumu, su mūsų finansais tais pačiais, komforto zona. Ir Venera visą laiką parodo, kur žmogus kaifuoja, kur vat, kas mane atpalaiduoja, kas man suteikia didžiausią malonumą. Tai Venera žuvise. Tai žuvis yra viskas, kas yra su muzika, su menu, su to tokiu flow, ne? Kur žmogus gali būti tėkmėj, bet čia, pavyzdžiui, kur labiausiai tokie žmonės atsipalaiduoja, tai ar per šokį, ar per dainavimą, ar tiesiog muzikos klausosi, ar kai gamtoj būna. Žodžiu, tokios visokios temos, ne, tai šitai Venerai čia yra puikus atsipalaidavimo būdas. Ir tavo Venera, jinai šiaip ypatinga dėl to, kad jinai yra susijungusi su šiauriniu karminiu mazgu, o šiaurinis karminis mazgas tai yra sielos misija. Sielos misija parodo, ne, vat ko siela šitam įsikūnyme, šitam gyvenime, ko jinai ateina realizuoti, kur save nukreipti, ką išmokti, kur vat daug savo tos energijos, ne, atiduoti. Tai čia vat yra Venera, moteriškumas, empatija, besąlyginė meilė, rūpestis, atjauta, kūryba ta pati, grožis, muzika, žodžiu, visos tos tokios veneriškos ir žuviškos savybės. Ar tu visada jutai tą tokį potraukį, polinkį į šitas temas? Į kūrybą visada. Nuo vaikystės jau pradėjau piešti ir ten man nespėdavo lapo pirkti. Man visada buvo kūryba kažkokia forma. Visada. Tai ar tas piešimas, šokt labai mėgau, šokdavau vaikystėj savo, dainuodavau laukuose, kad niekas negirdėtų. Tiesiog buvo trukdžių iš aplinkos. Būdavo svajonė, šokti, dainuoti, tapyti, po to atsirado fotografija, rašymas. Tiesiog, visada man kūryba yra, tiesiog aš atrodo, negaliu be jos. Ir man yra nuostabu, kad ta kūryba turi tiek daug formų ir aš visuose taip gerai galiu jaustis. Tiesiog, viską, ką tu čia išvardinai. Ir gamta, irgi, aš atsigaunu gamtoj. Labiausiai pailsiu, pasikraunu gamtoj. Tai, tiesiog, bet kad su karminiu tašku sujungta, tai šito nesu girdėjus, kad tai yra realiai visą tai, ką aš darau, yra mano misijos dalis. Taip. Su karminiais mazgais yra labai įdomu, yra šiaurinis, kuris rodo misiją, ir yra pietinis, opozicinis, kuris rodo, ką jau siela turi sukaupusi, ne, kokią patirtį. Tai čia yra mergelė. Mergelė labai pragmatiška, labai tiksli, pedantiška, racionali, tai galėjo būti tie įsikūnymai, kur kaip tik labai buvo svarbu racionalumas. Jeigu žuvis yra iracionalu, ko aš negaliu kartais protu paaiškinti, bet aš jaučiu. O mergelė sako, aš turiu žinoti. Aš pirmiau žinau, o tik tada gal ten jausmas kažkoks ateina. Tai praeitų gyvenimų įdirbiai labai stipriai galėjo būti ir profesijos, netgi irgi tokios, kur labai
mokslo norėjosi labai to tokių paaiškinimų, struktūros, tvarkos, kad viskas būtų suklasifikuota, sudėliota, surūšiuota. Ir su tais karminiais mazgais koks įdomus dalykas, kad kokių 70% žmonių jiems yra lengviau eiti pagal pietinį mazgą, nes tiesiog čia yra sielai pažįstama terpė. Na, tai jau prigimtinė žmogaus savybės, ką jis jau atsinešė. Ir tik 30% jau natūraliai jaučia tą sielos vedimą. Jau, pavyzdžiui, jau nuo vaikystės, jos traukia tos temos. Tai aš kaip, pavyzdžiui, pas mane irgi tokia pati padėtis, irgi mergelė, žuvis, kaip ir pas tave tie karminiai mazgai. Ir aš kaip pradėjau mokytis astrologijos, aš buvau, nu visai aš tos mergelės savyje nejaučiu, nesu aš ten, nei ten labai pedantiška, nei labai ten skrupulinga, kaip tik aš irgi ir į menus buvau linkus ir taip toliau. Ir taip paskui sužinau, kad tie karminiai mazgai, tai nebūtinai reiškia, kad pietinis ir tas šiaurinis, nebūtinai, kad čia tik tais paskutinio ir šio gyvenimo programos. Čia galėjo būti daugybės gyvenimų prieš tai dirbiai ir jau daugybę gyvenimo tu galėjai būti ir žuvų temai. Ir čia, pavyzdžiui, vienas iš paskutinių tavo reinkarnacijų, kur tu integruoji žuvų patirtį. Ne, tu jau tame irgi buvai, ir čia irgi galėjo ir būti ir praeiti gyvenimai, vieni iš paskutinio, ne, kur jau žuvis irgi buvo integruotos, ne, ir dėl to dabar irgi lengvai tai sekasi. Ir dažnai čia būna vienas iš brandžios sielos parodymų, ne, kai jau daug prakeliavo ir apskritai žuvis yra pats paskutinis zodiako ženklas. Tai vadinasi, siela jau visą tą ratą nuo avino iki tų žuvų ir apkeliavo. Ir pas tavai irgi dar koks įdomus parodymas, Uranas ir Saturnas, tokios dvi tolimos planetos, jos paskutiniuose šaulio laipsniuose, tai dažnai rodo, kad šis gyvenimas iš tikrųjų gali būti viena iš paskutinių inkarnacijų. Aš tą jaučiu. Šitoje žemėje ir paskui siela keliauja toliau kažkur tais, ne? Tai aš nežinau, bet jau paminėjai, kad tu taip ir jauti, bet ar tu su to šiauriniu karminiu mazgu, ar tau yra atėjęs tas toks pajautimas, kad tikrai jau nebe pirmą gyvenimą šitoj žemėje kažką čia darau, kad jau turiu aš kažkokios tos patirties, tokios, kaip čia pavadinti, bagažas tiksliau, nes toks jau didesnis yra sukauptas, ne, ir tiesiog aš šitam gyvenime, tiesiog turiu patiduoti, pasidalinti. Jo. Norėjau dar paminėti prieš atsakydama šitą klausimą apie mergelę. Tai pas mane jinai nuo vaikystės labai stipri. Ta prasme, aš buvau tokia skrupulinga namų darbų ruošėja, ta prasme, perfekcionizmas, skrupulingumas, tvarka per mamą, žodžiu, tai tiesiog, bet aš ją dabar labai gerai išnaudoju, palaikydama struktūrą. Tai, pavyzdžiui, kai mane žmonės sutinka, jeigu prieš tai girdėjo apie ten tą kosminę, tai jie nustemba, kad aš ganėtinai žemiška. Tada, kad aš moku struktūruoti, tarkim, labai tai pasireiškia renginių ruošime arba stovykloje organizavime. Prasme, nuo A iki Z visos detalės apgalvotos ir tada paliktas erdvė reikštas tai kitai daliai. Ir man atrodo, kad čia labai harmoningas, man tai atrodo harmoningas derinys, kai išnaudoji tinkamai. Tiesiog šitas abis sritis jau dabar perėjęs tą visą patirtį. O dėl tų dovanų, mano, pavyzdžiui, kaip ta žuvis pasireiškia, aš kartais man būna toksai, tie visi mūsų energetiniai srautai, jie pulsuoja, nėra taip, kad, žinai, prasiveria, užsidaro, tiesiog jie taip veikia. Ir man būna tokių momentų, kai man taip prasiveria širdis, kai aš būnu tokiam jausme, aš taip myliu žmoniją, per tavo žuvies, ir per tą tokį motinišką archetipą, kad tu kaip mama, kaip motina myli žmonės ir žmoniją. Ir kai aš jau nubudau, aš tada iškart žinojau, kad šitas mano gyvenimas yra kaip, ta misija ar net tarnystė skirtas, bet kartu aš žinau, kad aš ir asmeninį gyvenimą susikūrusi irgi turėsiu, tai toks kaip dvigubas, nes kai turėjau kažkada tą, kaip ten būna, regresinė hipnozė, aš mačiau save vienam įsikūnime Egipte, kai aš buvau pilnai tarnystėj, bet man galiausiai pradėjo trūkti mano asmeninio gyvenimo. Man buvo parodyta, tai dėl to aš, kadangi čia su paskutinį gyvenimą, aš vis tiek pasirinkau, kad dar ir savo asmeninį gyvenimą turėčiau, kad tas balansas būtų tos tarnystės.
Bet jo, ir kad tai paskutinis gyvenimas man irgi toks labai buvo toks tiesiog viduje jausmas atėjęs ir po to aš gavau patvirtinimą irgi, kad, nu, taip ir yra. Ir kada tik noriu iškrypti iš to kelio, pavyzdžiui, nes tikrai buvo labai sunkių momentų tam misijos kelyje, aš vis tiek, nu, būnu grąžinta atgal, bet kartais labai stipriais tokiais dalykais, nes mano siela mėgsta šalia mirties atsidurti. Ir kai tu atsiduri šalia mirties, tada tu vėl prisimeni, aha, tai kokia yra esmė mano šito įsikūnymo, tu prisimeni, nu, iš tikrųjų, ką tu čia turi daryti, nes kitu atveju ateina toks jausmas kaip egzistencinė, kokia prasmė, vat tos prasmės tada pradeda trūkti. Kaip, tai aš kai prasminau tą savo gyvenimą per visą tą dalinimąsi, man kaip sielai tas išsipildymas jaučiasi. Labai įdomu dėl to, kad dėl ko, pavyzdžiui, aš visai nesijaučiu mergelė, o tu sakai, kad nuo vaikystės jau buvai tokia pareiginga, atsakinga, viskas sudėliota, kruopšti, atidi, nes Mėnulis tavo tai mergeliai. Ne, o Mėnulis tai yra mūsų pasąmonė, mūsų emocijos, mūsų reakcijos, ne, irgi mūsų komforto zoną parodo Mėnulis ir mama, tarp kitko. Tai dažnai vaikai, pas kuriuos yra Mėnulis mergelėje, kai jų paklausia apie vaikystę ir apie santykius su mama, dažnai sako, kad nu, mama buvo reikli, mama buvo tokia, kad galbūt ir kontroliuojant, ir griežta. Ir dažnai tokie, sako, nu, šiek tiek trūko emocinės šilumos, nes vat, mama tokia gambuitiška ir ten pas ją viskas sudėliota, suskaičiuota, padaryta. Ir tada vat, moko mane, kad aš būčiau tokia gera mergaitė, viską teisingai daryčiau, bet to tokio emocinio labai labai ryšio dažnai trūksta. Bet nežinau, kaip buvo pas tave, dėl to, kad Mėnulis yra su pietiniu karminiu mazgu susijungęs. Dažnai rodo tai karminis santykis su mama, ne, kad jau iš pietų gyvenimų atsinešta buvo kažkoks susitarimas sielų lygmenį, va šitam gyvenime būti mamos ir dukros roliai. Kartais tai būna per pagalbą, kai mes viena kitai padedam, o kartais būna per neišmoktas pamokas kažkokias, ne? Tai jeigu gali, pasidalink šiek tiek. Manau, kad ir tai yra. Ta prasme, nuo pat vaikystės jau tas toksai ryšys labai stiprus jautės ir prisirišimas iš abiejų pusių ir tam tikrų scenarijų kartojimai, bet kartu ir pagalba vienas kitai. Kas, vat, pavyzdžiui, mano mama tiesiog buvo labai tvarkinga. Tai va tas, bet jinai nebuvo tokia itin ten griežta, jinai, pavyzdžiui, viską man leisdavo. Ko aš norėdavau, mama ten ar galiu eiti į gimtadienį, ta prasme buvo va toks, vat, nekontroliuojantis, mama, aš noriu studijuoti tą, nori, nebuvo klausimų, o ten ar tu ten gerai uždirbsi, ar neišvystysi savo potencialą, taip toliau. Ne, nori, va tas besąlyginis priėmimas buvo. Tik tai vat, su emocijom, jo, gal būdavo man kaip vaikui labai užsifiksavo tas, kai aš tarsi norėdavau, mama verkdavo, aš norėdavau ją paguosti, o jinai atstumdavo, neleisdavo apkabinti, ar ne, užsidarydavo labai. Tai vat, per tai traumos buvo ir aš po to turėjau padirbėti, nes aš nemokėdavau apkabinti žmonių, nes tada, kai grįžau, prisiminiau vaikystį, kaip mane atstūmė ir aš po to man tas jau apsikabinimas pasidarė kažkoks jau toks trauminis ir reikėjo mokytis, tai tame tai buvo. Jo. Ir dar, kadangi tiek Mėnulis, tiek Venera yra jausmų planetos, tik Mėnulis daugiau emocijos, šitos tokios trumpalaikės emocijos, kurios pas mus ateina, Venera už ilgalaikės atsakingos, bet vis tiek šitos dvi planetos yra opozicijos, yra viena priešais kitą stovi. Bet tu paminėjai, kad tu labai gražiai suderinai šitą dalyką, nes dažnai kai būna dvi jausmų planetos opozicijų, rodo vidinį konfliktą. Nes žuvis yra jausmai, emocijos, jautrumas, toks taktilumas, o mergelė protas, racionalumas, tikslumas, detalės, smulkmeniškumas. Ir dažnai tada pas moteris būna toks vidinis konfliktas, kaip ir iš vienos pusės norisi to jautrumo, bet iš kitos pusės įsijungia protas susijimk. Kaip ir norisi per jausmą kažką daryti, bet įsijungęs protas sako stop. Bet tu labai tai gražiai suderinai, kad ten, kur reikia organizacinių kažkokių dalykų, nesuorganizuoti, kur tikrai reikia to racionalumo, tu ten savo Mėnulį darbini, o kur reikia to flow, tokio tekmėj buvimo, kūrybos,
tu įdarbini savo Venerą. Jo, bet dar irgi galiu dar vieną faktą paminėti, tai aš buvau labai jautrus, va tas žuviškas vaikas nuo vaikystės ir labai, tarkim, verkdavau, kai tėvai pykdavos ir verkdavau kiekvieną naktį, kol vieną dieną savo pasakiau, gana, uždariau, bet tai man kainavo labai daug metų uždarytų jausmų. Ir kai aš pradėjau būsti, irgi pradėjau vėl, tas darbas su savim, ir kai man grįžo jausmai, kai grįžo tokios emocijos, ir aš tiesiog, wow, aš jaučiu, ir aš duodu erdvėm jom, wow, aš kokia emocinga, kaip aš galiu jausti, kaip galiu plėstis. Ir man pačiai yra įdomu, tiesiog tas puses pažinti, bet tas visas emocijas, ne tik tai ten gražų ten tą lauką, bet ir pykti, ir tiesiog leisti savo patirti tas emocijas, bet tada aš pastebėjau, kad ne visiems yra lengva atlaikyti, žinai, ir tada jau galvoji, tai vat kartais būna dėl kitų žmonių, žinai, tai ar čia man susimti, nes aš puikiai moku susimti, bet aš žinau to kainą, jeigu per daug susijimi, tai save užspaudi ir tada tu prarandi labai daug jausmo gyvenime. Tai irgi nėra gerai, nes, sakau, aš abu polius, dabar gal tą vat jausmę labiau tyrinėju. Jo. Ir šiaip pas ką yra žuviškos energijos horoskope, jo, tai duoda jautrumo žmogui, ne, vat kai ten tikrai ir susigraudinti gali lengvai ir ten kokį multiką žiūri ir jau apsiverkia. Aš irgi buvau, ir esu dar ir dabar ta tokia, kur labai lengvai ten gali apsiverkti dėl visokių dalykų. Ir anksčiau, kažkaip man būdavo, kaip trikdis tai. Nes, tai ir vėl jinai čia verkia. Tai ko tu čia dabar verki, taigi nieko neatsitiko. Ir būdavo toksai, kad nuslėpimas ten tų savo emocijų. Bet kažkurį vakarą, man čia visai neseniai toksai buvo, kad gal kažkokią dainą klausiau, kur taip užliejo, dabar apsiverksiu kalbėdama. Neslėpsiu, iš tikrųjų galvau šią dalį, kurią dabar pamatysite, iškirpti, nes sukilo įvairių jausmų, kaip čia taip vedėja apsiverkė podcast'o metu, kalbindama žmogų, bet visgi nusprendžiau įdėti, neiškarpyti šitos vietos, nes čia gal ir man yra tam tikras savigyda ir parodymas, kad tas jautrumas, jis turi teisę būti bet kur. Ar tu kalbini žmogų, ar tu filmuojasi, nes mes ir taip labai daug tų kaukių nešiojam kiekvieną dieną, kažką bijom parodyti savo, bet kartais tos tikros emocijos, kartais ne visai patogios, irgi yra reikalingos būti pamatytos. Tai labai atsiprašau, ką sutrigerins mano ašaros ar drebantis balsas, bet tuo metu tiesiog jaučiau, kad noriu to pasidalinti ir tas pasidalinimas atrodė štai taip. Palabiškai. Aha, labai gražu. Aš esu prezervatas. Va tas yra sudėtingiausias man momentas, kad tu nori būti jautrus, bet kitiem tavo atrodo, tu pradedi atrodyti per daug ir tave aplinka pradeda taip, kad su tavim kažkas negerai. Bet sakau, kai esi patyręs, ką reiškia beveik nieko nejausti, tai tu tada tas emocijas priemi, bet čia tokia dovana jausti ir ypatingai kaip žmogui. Jo, tai žinai, aš irgi gal tik prieš kokius 3-4 metus priėmiau, kad tai dovana, nežinai, būdavo, pavyzdžiui, per kokius moterų ratus, moteris dalinasi, kad aš tai, sako, taip norėčiau įsiver, bet negaliu, sako, žinai, ten kažkas atsitiko ir sako, o žiūriu į kitas merginas, kurios verkia ir kaip jai gerai, kad, žinai, turi tokią galimybę per ašaras kažkaip, žinai, tą emociją paleisti. Tai tada supratau, kad, okei, tai gal viskas čia ir normaliai, žinai, bet kartais jo, nutraudo, kad ir va tokiose situacijose, kur atrodo, žinai, nori kažką papasakoti tokio, bet... Bet man čia yra taip gražu, man čia yra toks gyvas žmogus, tai rodo jo, atvirą širdį. Tai, žmogus kaip be kaukė, žinai, nes mes tada galim tą kaukę užsidėti, bet man yra taip gyva.
Ir aš žinau tą pojūtį su gumulu, kai aš suspaudžiu, žiedau filmus ir man nori verba, bet gumulas nieko negali padaryti ir tai yra taip kankinantis ta būsena, o kaip per tave teka emocijos, tai jos kaip vatupeliai, jie tiesiog, jeigu tu leidi, tai jie perteka ir atsinaujina ir perteka ir nėra stagnacijos tų jausmų ir emocijų tavo kūne, kaip moteris, va ta banguojanti vanduo, yra man tiesiog. Jo, tai gerai, biški. Ką tiesiog norėjau, žinai, pasakyti apie tą, kad žuviškoms toms moteriams, nu, apskritai, kas turi apskritai vandens stichijos horoskope, ateina tas jautrumas, bet man, vat, kur nepabaigiau, klausant kažkokią dainą, nu, tiesiog taip prasivėrė, pradėjau verkti, bet sakydama žodį prasivėrė, aš turėjau omeny, kad atrodo širdis, žinai, prasivėrė ir tada, kad pagalvojau, kad palauk, tai gal, kai sukyla tas jausmas, ta emocija, tai graži, tai gal tikrai čia, nu, širdies čakra prasivėrė. Ir tada galvoju, okei, o tai ką aš tada su tuo galiu daryti? Nu, tarsi man prasivėrė ir prasivėrė, o tai ką? Bet tada pradėjau vizualizuoti, kaip tiesiog, žinai, dar labiau erėsi. Ir kas tenais, nu, tarkim, bute, mano buvo, tuo metu namuose buvau, bute namiškiai, kaimynai, ir žinai, kad atrodo, kad apgaubė. Nu, tarsi, ta širdies, žinai, čakra, kad kam reikia tos meilės, nes atrodo, pas ne jos dabar tai jau daug, tai kur man dabar, žinai, padėti, ir tada atrodo plėti, kad jinai, kiek gali, žinai, kad kitiem žmonėm išsiplėstų, žinai, kad suprantu, kad nieks ten nejaučia, žinai, kad ten dabar, žinai, tą širdies čakrą atvirinėja, bet, nu, kažkokiu lygmeniu vis tiek aš manau, kad, nu, gali kažkuom padėti. Tai man tiesiog irgi, kas dabar žiūrėjo, klausė, irgi taip jaučiasi. Tai norisi tą žinutę perduoti, kad, nu, tiesiog priimti, kad čia nieko blogo, nieko gėdingo, nes, nu, kartais tikrai būna, kad graudinės ir tokia gėda, žinai, apima, kad o Dieve, ir vėl aš, žinai, verkiu. Bet čia tas blogas programavimas, nes jeigu taip gerai pagalvojus, užvertos širdis yra dėl to, kad žmonės nenorėjo jausti. Tai va, ir ypatingai vat skausmo, kur priešingų va tų jausmų negu meilė, ir kai mes atidarinėjam širdį, leidžiam savo jausti, va tai ir vyksta tada tas širdies atverimas, ir man tai yra širdies požymis jausmai. Tas vat emocijos va tokios, kad, nu, tiesiog, jo, man tai yra labai gražus dalykas. O kaip pas tave būna tie balso atvirimo ratai, ne? Į juos kas ateina? Ar ateina tiesiog moteris, kurios nori balsą pralaisvinti, ar moteris, kurios galbūt per balsą kažką nori, nežinau, paleisti, pajausti, sustiprinti? Nu, bet įvairiai ateina, ir vyrai ateina. Aš kaip sakau, ir kaip žmonės po to pradeda patvirtinti man, kad, nu, aš kaip sakau, mano balso ratą turi kiekvienas žmogus ateiti ir patirti, ir jis gaus skirtingai, ką jam reikia. Tai vienas save nori įgalinti, ar ne, jeigu jau yra ten kažkoks didesnis jau jų atsiverimo laipsnis. Labai įvairiai, dėl įvairių priežasčių ateina. Pajaučia kvietimą, arba būna, kad kaip tik labai priešinasi ir tai ženklas, kad reikia ateiti. Buvo tokių situacijų, kad nuo vieno balso rato visiškai kardinaliai žmonėm gyvenimas pasikeitė, bet čia tokie išskirtiniai atvejai, kai siela iš tikrųjų ateina jau pasiruošus. Ir tą, vat, kai jaučia tą, nu, aš dabar vat, tikrai atsiversiu ir darysiu jau taip plačiai atvertai viską, nu, tiesiog. Bet jeigu ateini su tokiu didesniu uždarumu, nu, tai tada, nu, prasiversi truputėlį, vat, daugiau. Bet ta sėkla, kuri bus pasodinta, jinai vis tiek plėsis tiesiog. Jo. O į tą ratą gali ateiti ir tiek žmonės, pavyzdžiui, kurie galvoja, kad nemoka, negali dainuoti. Tai va būtent, aš visokius tokius kviečiu, nes balso ratas tai nėra apie gražiai dainavimą, aš tą visada pabrėžiu, nebent, pavyzdžiui, žmogui taip ten jis pasiekia va tą būseną, nes mes per balso ratą aš turiu paruošus tai ilgas ir gilus procesas, ir dėl to, kad aš pati praėjau patirtį, kai buvau visiškai užtildyta,
kai aš atsimenu net garsius kvėpavimas, man buvo didžiulė gėda, nes aš galvodavau, va, mane girdi. Ir aš ant tiek nenorėjau atkreipti dėmesį. Tai va tokia buvo didžiulė trauma. Ir aš tiesiog įsivaizdavau kaip save, kuri ateina į mano balso ratą, kuri visiškai kompleksuota ir uždaryta, kaip sukurti erdvę saugę, kad va tas žmogus atsivertų. Tai mes stengiamės pasiekti per įvairius pratimus, kuo labiau čia ir dabar būseną ir išjungti protą. Ir būna momentų, kad žmonės sako, aš nesuprantu, ką aš dainavau, aš visiškai nekontroliavau, o ten išeina tavo sielos melodija, kuri būna tokia graži ir žmogus ten net negali patikėti, kad iš jo eina tokie dalykai. Tai va, tai jeigu vyksta gražu, tai yra gražu, labai gera, bet nėra tokia siekiamybė. Išrėkti, iššaukti viską, ką mes irgi tas emocijas visas, kurias neleidom savo tiesiog išreikšti, nes kartais būna žmonių, kurie irgi sako, nu, Viktorija, žinau tą pratimą, gali išeiti į mišką ir rėkti, nu, tai bus labai gerai, bet sako, aš pražioju burną ir man nieko nevyksta, aš nieko negaliu padaryti. Tai va ta grupinės tas laukas, jisai remia, todėl kad mes vieną kitą labai įtakojam. Pavyzdžiui, buvo viena moteris, kuri atėjo į balso ratą ir ten, vos šnibždėjo. Ir jinai, man atrodo, buvo trečiosios balso ratas, tai buvo ukrainietė, kuri tiesiog labai jautri siela ir turėjo daug tų traumų dėl to, kas vyko Ukrainai. Ir buvo trečiosios balso ratas ir atėjo tas chorvedys, choro vadovas, vyriškas balsas, kuris buvo toks stiprus ir ją taip įkvėpė, jog jinai taip prasiveržė ir ten tokia graži sintezė tarp jų įvyko ir ten tiesiog po to žmonės verkė ir ten tiek procesų vyksta tiesiog, kad sąveikoja vienas su kitu irgi ir padrąsina, kartais patrigerina, bet to reikia irgi. Ir jeigu, pavyzdžiui, vienas žmogus labai garsiai rėkia ar išreiškia savo emocijas, o tave tai trikdo viduj, vadinasi, tu neturi savy to capacity, to apimtumo išlaikyti kitam žmogui, vadinasi, pas tavai yra uždaryta, tu neleidi savo irgi to išreikšti. Tai va toks labai gražus ir visi gauna to, ko jam reikia. O kaip tu padrąsintum žmogų, pavyzdžiui mane, nes man su balso atvirimu irgi yra reikalų, nes atrodo, kad nėra nei klausos, nieko, bet viduje poreikis atrodo, kad atrodo labai norėtųsi, žinai, dainuoti, bet pavyzdžiui, aš tik pradedu dainuoti, aš pradedu verkti. Aš esu dalyvavus keliuose tokiuose ratuose, kur irgi dainuoja merginos, bet man iš karto kažkodėl graudulys ima ir tada, tai gliama, tik aš atėjau, žinai, paverkti, ta prasme, žinai. Čia yra labai susiję. Būna moterų, kurios vieną, pavyzdžiui, ratą išverkia, ne? Gal ir antrą išverks, bet manas tiek yra viduje susikaupę, nes balsas yra labai susijęs su mūsų gimda, ne? O gimdai mes laikom visas emocijas, kurių mūsų širdis net laikytų, ne? Tai mes ir valom tą kūną, tai turi verki, tai vyksta procesas iki tol, kol tu praeisi tą ir tu jau tada nebeverksi ir galėsi eiti jau į kitą etapą. Tai nereiškia, kad nevyksta, vyksta. Kai tu sakai, kad tu užsispyrus, bet užsispyrus supratau tą prasme, kad tau, kad pradėt kažką jau ten įgyvendint, tai biški pastraglinė, ne? Jo. Tai pas tave yra toks parodymas Marsas tavo, tai yra mūsų energija, mūsų valia, ryžtas, jisai nors ir labai ugningas, šaulio zodiako ženklė, jisai toksai labai įsikvepia greitai, jeigu kažkokia idėja ateina, atrodo, jo, va, čia tu neimsiu, darysiu, bet jis turi pažeidimą su mėnuliu, bet jeigu emocijos įsijungia, kad palako, gal čia nesaugu, gal čia nepavyks, ir tada prisistabdo. Tai pas mane panašiai veikia, bet pas ne per kitą prizmę, pas ne dėl to, kad mėnulis jautis toks žemiškas labai ir jam, jo, žinau, kad reikia, bet, dar palauks. Dar pabūsiu savo tam burbuliuke, bet jau kai jaučiu, kad, viskas, jau reikia išlipti iš to burbulo, tai jaučiu, kad ateisiu pas tave kažkada į ratą. Labai džiaugiuosi. Ir man šiaip pasitarnauja toje visoje kombinacijoje, aš kaip sakau, kad esu vandenis, tada, kad vandenį mes jaučiam ateitį, ar ne, ir kas bus aktualu. Tai tarkim, aš gaunu informaciją iš anksčiau, aš tada būnu labiau užsispyrus,
Tai kol aš jau ateinu pasiruošti kažką daryti, tada jau dažniausiai žmonės būna pasiruošę. Tai aš šitoje vietoje atsipalaidavau labiau, kad nebegriaužiu savęs toje vietoje, kad, atrodo, gaunu informaciją ir ne visada aš veikiu iš karto, bet tada supranti, kad, labai gražiai įsilieja viskas. Kad vis tiek viskas vyksta laiku. Jo, nes, sakau, mes vandenį, mes jaučiam ateitį. Tai va tada žmonės ir būna pasiruošę. Nors viduje ten nešiojas kokią idėją 5 metai ir ten gauni detalės, jau pradedi ruoštis ir galvo, bet jau dabar ir kažkas nutinka ir tu negali. Ir tada, 5 metai, bet tai aš jau prieš 5 metus tą galėjau daryti. Bet ne, tada pasižiūri, kaip buvo tas visas laukas ir tada būtų žmonės nepasiruošę. Tai ir gerai, tobulą laiku viskas vyksta. Tai čia dar ir tavo Venero žuvise vis tiek intuicija veda ir tai, kas vyksta, vis tiek vyksta savo laiku, savo vietoje. Ir dabar dar noriu truputuką, kad tu papasakotum apie tą kontaktą. Nes tada, kai video pasakoji, tai yra vienaip, ne? Kai dabar jau kiek čia laiko praėjo? To video dabar galvoju, 23 metais buvo liktai jisai ir 22, nebepamenu, kada aš jį paleidau, kokie gerai, tarkim, 3 metai praėjo. Ja. O gali, nes vis tiek, kas žiūrės, galbūt žinai, iš vis pirmą kartą šitą istoriją išgirs, gali papasakoti, kaip tai vyko. Galiu papasakoti. Tai vieną apie tą video paskelbimą, ar ne? Aš jau buvau pradėjus savo veiklą tuo metu ir man toks pradėjo būti stiprus vedimas rašyti ir su tuo pasidalinti, bet aš kaip visada, aš tiesiog iki paskutinės minutės, iki tol, kol kūne nebegalėjau to jausmo tiesiog, kai kažkas turi gimti, tai kūne tiesiog ir tu tada nebeiškenti ir tada aš rašiau ir aš sėdėjau prie YouTube ir tas mygtukas, kur spausti jau. Ir man buvo toks jausmas, arba aš viską prarasiu, arba aš kaip tik dėsiu šuolį į priekį. Bet buvo toks vedimas. Aš žinau, kad aš tą turiu padaryti. Labai aiškiai, aš jau kartais, kai gaunu, tai aš žinau, tai gavosi atvirkščiai. Tai labai džiaugiuosi, kad Lietuva buvo pasiruošus tam ir daug budimo tame įvyko ir žmonės drąsiau pradėjo apie tai dalintis, kalbėti ir tiesiog kaip vandenį pasitarnauja, tiesiog tam kelio nurodymui, kad jau pasiruošę mes jau einam. Tai va. O tas visas, jeigu taip trumpai, ne tiek, kiek aš ten video papasakoju, tai 2018 metais aš gyvenau saloje ir tai buvo tas virsmas man 30 metų, kai mano siela tiesiog pradėjo, kaip aš sakau, norėti maisto, jinai duso. Aš jutau, kad jinai tiesiog dūsta. Ir aš tada tam pradėjau skaityti, domėtis ir išvažiavau į Peru, tą kelionę, viską ten rizikavus ir vėl grįžau į salą ir atsirado toksai intuityvus jausmas daug medituoti. Aš nežinau, kaip medituoti, bet man buvo jausmas, kad aš turiu klausyti savęs ir tiesiog pradžioje ant akmens sėdėdavau ir saulė, man labai saulė padėdavo į tą čia ir dabar būseną nueiti, o ten ta gamta man patinka, kad jinai būdavo tokia saugi, aš galėdavau ten ant salos krašto atsigulti ir aš nepergyventi, tarkim, dėl savo fizinio kūno, kad aš galėčiau visiškai atsijungti ir atsiduoti ir, tarkim, ten 3 valandas ar ne medituoja ir pasiekdavau tokias būsenas, kaip, tarkim, pradedi jausti žemės energetinį pulsavimą arba tiesiog guli medituoja ir toks didžiulis energetinis sluoksnis nušoka nuo mano fizinio kūno ir tu jauti, kad juoda tokia tamsia energija išėjo nuo kūno. Tai mano vibracijos pradėjo be galo kilti nuo to meditavimo po 2-3 valandas kasdieną. Mano sąmonė pradėjo labai plėstis, mano dovanos, bet tam budimo etape būna dažnai mes pajaučiam, kokios mūsų yra dovanos ir duotybės, kurias mes įkūnysim nuolatos, kai praeisim visą savo tą budimo kelią. Tai aš pradėjau, tarkim, jausti ateitį į priekį, ar ne, 10 minučių maždaug. Pradėjau jausti žmonių širdies energetiką, kiek ten meilės, ar ne. Pradėjau jausti skirtinius momentus, kai yra pokalbiai, ne visą tai būdavo, bet jeigu žmogus pasirinks, tai jis kartos ten tą patį šabloną, jeigu pasirinks kitą sprendimą, pasirinks kitą kelią.
pradėjau jausti gamtos visas stichijas ir komunikuoti, jausti visą gamtą. Tai tiesiog buvau be galo aukštose vibracijose. Mano tėtis buvo irgi vandenis ir pas jį skaitė tik tai ateiviškas knygas. Augdama aš tai mačiau, bet manęs tai netraukė ir nedomino. Ir aš tiesiog vieną vakarą, bet tas vakaras buvo pasirodo portalinis, tuo metu aš to nežinojau, tai buvo rudens lygiadienis, rugsėjo 21 diena. Išvakarėse aš ten pažiūrėjau, man atrodo, podcastą apie visatas, kad yra kitos civilizacijos. Ir aš prieš miegą, man buvo labai įdomu, wow, galvoju, taigi čia yra visata ir ten dar kiek. Ir aš pradėjau googlinti, aha, o kaip atrodo ten vienuriečiai, plėdiečiai, wow, kaip įdomu. Ir aš nuėjau miegoti. Ir aš tada pabundu ryte, o tai va, staigiai šokstu iš lovos, atsisėdu, iškart pirmas impulsas griebti čia, pajutau, kad čia palikta man žemė, ant mano fizinio kūno, kurią fiziškai jaučiu, kuri buvo idealios formos, kaip tarkim mes turim cilindrą apvalų, tai va pusė to cilindro buvo man iškilę. Ir tada visi prisiminimai, kas vyko naktį, labai staigiai ir buvo didžiulis fizinio kūno nuovargis, nes tiesiog fiziniam kūnui reikėjo labai daug patirti. Ir tai, žodžiu, buvo man atlikta energetinė operacija ir tai operacijai aš buvau pasiruošus, mano siela, jinai žinojo, kad tai įvyks, kad, prasme, aš buvau sapne nusisukus, kaip dažniausiai ir vyksta, nors, sakau, ten buvo sapnas, nesapnas, nes, prasme, tai buvo tikri dalykai su mano fiziniu kūnu, nusisukus į langą ir aš jaučiu, kad jie atskrenda ir aš jų laukiu, aš žinau, kad tai bus ir aš jau visiškai nebijojau ir aš tiesiog stebėjau, kaip tai vyksta, man viskas buvo labai įdomu, tai tiesiog buvo aktyvuoti mano abu smegenų pusrutuliai, tiek dešinysis, tiek kairysis sulgiuota. Buvo įdėta į gimdą kažkoks plazminis, kosminis, toks kaip kristalas. Ir tiesiog po to aš buvau nuskraidinta kosminiu laivu, bet aš neturiu atsiminimų iš to kosminio laivo. Aš tik žinau, kad aš skridau, bet man yra toksai stiprus jausmas, kad man tai bus sugrąžinta, kai aš tiesiog ateis laikas. Ir buvau nuskraidinta į planetą, kur ten turėjau savo gidą, man atrodo, kad tą patį, kuris buvo pagrindinis, kuris atliko man tą operaciją. Ir aš tiesiog tai pabudau ir ten, jokių klausimų, kad tai buvo netikra, man absoliučiai nebuvo, nes tas žinojimas buvo toks stiprus. Ir sakau, pastebėjau tą balsą, o po to tas cilindras, kur buvo, jisai įdubo ir po to pasidarė lygiai tobulos trikampio formos randas, kuris irgi vėliau su laiku išnyko. Tai tiesiog trumpai tokia buvo stipri kosminė patirtis. Ir po to aš tiesiog turėjau tą tokį sielos vedimą, kuris mane vedė daryti tai, ką aš darau. Ir būdavo man kartais, kai aš, tarkim, kokiais sunkiais momentais kviesdavausi pagalbos, ar ne, tai palaukit, tai jūs padarėt man operaciją, tai aš atlieku žemėj misiją, tai man dabar sunku, tai gal padėkit, kur jūs esate, ateikit. Ir buvo vienas tai, kad aš dar vienos operacijos aš pati išsiprašiau, bet įvyko visai kitaip. Tai buvo per mano kolegę, kuri gavo daug informaciją ir tai buvo jau laisvos valios sutikimu, ar aš noriu sutikti. Ir ten buvo toj vietoj, būtent kur aš dabar darau kasmetinės stovyklas Vepriuose, nes ten yra ypatinga energetiškai vieta. Ir po to ten man buvo, bet aš ten turėjau nueiti į tam tikrą vietą. Aš ten atsistojau, aš atsiguliau, pasakiau, kad aš pasiruošus. Ir man tiesiog pradėjo visiškai kojas linkti. Aš galvoju, man reikia grįžti namo, kad aš pareičiau. Ir per naktį vėl vyko procesai, bet aš jau šį kartą jų neatsiminiau. Bet vėl buvo tas pats pojūtis, kad fizinis kūnas buvo be galo pavargęs, mano energetinis laukas buvo praplėstas iki 2,5 kilometro. Tiesiog tikrai prasidėjo jausti, aš pradėjau daugiau jausti. Tas magnetizmas padidėjo, mano capacity gebėjimai tiesiog padidėjo.
O šita mano draugė tiesiog papasakojo, kas vyko tiesiog, kol aš miegojau, nes jinai turi tų gebėjimų. Tai antras syk, taip pat, jo, buvo įvykus šitą operaciją, bet vat, jau kitaip. O po to mane pradėjo vesti vėl kitų būdų, nes aš buvau, man pasiekė, kad viskas dabar. Tai, ką aš daugiausia galėjau pasiekti iš tų aukštesnių lygmenų, aš jau pasiekiau. Dabar laikas grįžti į kūną, va čia. Ir mano dabar paskutiniai, ypatingai 2 metai, yra būtent su žemiškumo, kūnu, protėviais, nes tiesiog pasakė, jeigu aš vengsiu toliau šitų temų, aš tiesiog niekur nebejudėsiu. Galiausiai turi būti viskam balansas. Tai aš esu, ko gero, dabar savo visam tam nubudimo kelyje pati žemiškiausia. Negaliu palyginti save su pradžioje ir kokia dabar esu, nes tiesiog vedimas yra eiti balansą ir gydyti tas temas, kurios yra nuo širdies iki va čia. Kaip po viso to pasidalinimo tavo reagavo tavo aplinka, tavo šeima? Visų pirma, tai jie buvo tie pirmieji, kurie sužinojo. Aš tokia buvo, kad man yra svarbu žmonės. Ir aš grįžus iš salos, aš tiesiog apgubiau savo sesę ir mamą šviesos lauku, kad pakelti jų sąmonės lygmenį. Mano mama kaip ir buvo atvira, nes jin tokia besąlygiškai priėmė ir jinai vis tiek jau su tėčiu, nes mano tėtis irgi turėjo kontaktą su kitom civilizacijom, jinai buvo, bet mano sesė, jinai buvo labai protė, psichologė ir tokia, visiškai protas. Tai su jie buvo dar Skorpionas, tai su jie buvo daugiausia man reikalų, bet aš labai daug tos šviesos, aš buvau labai daug kiekio parsivežus iš tos salos, tai aš ją apgubiau ir aš jai pasakiau tokius žodžius prieš sakydama, sesė, dabar tai, ką tu išgirsi, po šito tu nebegalėsi gyventi, kaip gyvenai anksčiau. Ir aš tiesiog viską jai pasakiau. Ir tada prasidėjo jos budimas. Tai aš kažkaip savo šeimą ir visus artimus tada močiutei papasakojau, savo krikšto mamai, tetai papasakojau. Ir aš kadangi buvau kitoks vaikas nuo vaikystės, tiesiog kitoks, tai mane priėmė tiesiog. Gal ne iki galo ten tikėjo, bet vieno to ryšio, kad, aš ateinu atvirai papasakot, tiesiog, tai man jau nebebuvo to, nebent gal, nežinau, gal kiti iš to tolimesnio lauko, bet jau man tai nebebuvo svarbu, nes man buvo tuo metu toks būt savim. Tiesiog ir po tokios patirties, nežinau, atrodo, kokia prasmė gyventi, tarsi biškelį užmigusi tą gyvenimą, jeigu yra tokia patirtis, kuri gali kitiem irgi atverti dalykus ir patys žmonės gali nebebijoti, tie, kurie ir patyrė tą kontaktą, nebegalvot, kad su jais kažkas negerai ar slėptis, o kad, kuo mes daugiau apie tai viešai kalbėsim, tuo daugiau tos patirties mūsų žemėje bus, kas realiai mes ir einame, tai kaip mes galėsim skraidyti su kosminiais laivais į kitas planetas, kaip dabar skraidom į kitas šalis. O po tavo to pasidalinimo ar buvo daug žmonių, kurie tau asmeniškai rašė, kad... Labai daug. Labai daug? Be galo daug. Aš tikrai tiek sulaukiau nuostabių laiškų, tikrai kol atsakiau visiems, ta prasme, aišku, buvo ir neigiamų kažkiek, ta prasme, ne kažkiek, buvo normaliai, ta prasme, iš tikrųjų tai energetiškai buvo. Todėl, kad kai aš pasidalinau, tai tų reakcijų, kai tas video buvo visai peržiūrėtas ir kas pradėjo nutikti, ta priešinė energija, kai kažkokia neigiama energija mus atakuoja, tai dažniausiai ateina ne iš nugaros. Tai mano visa nugara buvo išberta, o galiausiai ta energija pradėjo taip stipriai neigiamai eiti mane, kad man net prasidėjo sunkiai vaikščiot, aš vos žingsnius galėdavau dėti, visa buvo tokia didžiulė ataka per kelias mėnesius, kol mano ta gyvybinė energija pradėjo sekti, ir aš tada pati pamačiau, kad man kažkas negerai ir artimi žmonės, kurie irgi jaučiantys, sako, Viktorija, žinai, sako, reikia tave apsaugot. Tai aš tada kreipiausi savo visus pažįstamus, visą šviesos ratą ir prašiau, kad man vienu metu daug šviesos siūstų ir aš tada, aš atsigavau.
Buvo O kaip, o fazė. čia, vat, nu, ta tokia tamsos ataka, ne? Čia tiesiog tų žmonių, kurie pamatė video mintis, kažkokie Jo, palinkėjimai? taip, 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 taip. Oho. Tai yra, tai yra veikia, tai yra tikrai, ta prasme, jo, nu nes tu, kai eini į viešumą, nu, tai tu turi būti toks stiprus, kad ypatingai dar kalbant apie dalykus, kur ne visi pasiruošę, nes ir tų komentarų visokių buvo, bet vis tiek didžioji dauguma buvo teigiami, bet buvo ir neigiama, nu, va, ta energetika tokia atakuojanti, jo, stipru buvo tikrai. Nu ir aš turėjau užsiauginti dar didesnį apsauginį sluoksnį, dar daugiau atlaikyti, išmokti, nes tokia yra kaina. Kuo tave labiau mato, kuo labiau žino, kuo tu labiau darai dalykus, kur yra prieš normą, tai tuo daugiau ir turi atlaikyti. O kaip tu pati galvoji, ne? Nes šiaip daug dabar jau šneka, ne, kad tas kontaktas, pirmasis kontaktas, bet tas jau globalesnis, ne, su mūsų civilizacija jau jis artėja. Kad tai nebe tai, kad ten žmonės pavieniai, ne, kažką Taip. patirs, o kad jau bus toks globalesnis. Kaip tu pati galvoji, ar artėja šitas laikas? Aš manau, kad tikrai artėja. Ta prasme, aš žinojau nuo to, kad artėja, vien dėl to, kad mane inicijavo tuo pasidalinti. Tai vadinasi, žmonės kažkaip turi būti pradėti ruošiami, o tai kaip jie bus pradėti ruošiami, jeigu toliau visa ta informacija bus underground. Vadinasi, kažkas turi jo šokiruoti, kažkas turi iškelti, žmonės tiesiog tam lauke energetiniam turi pradėti, nu, į tavo energetinį lauką tai turi pradėti ateiti, kad paruošti tam, kuo didesnė sąmonės, daugiau žmonių, vat, aha, jo, o gal yra iš tikrųjų kažkas, tuo greičiau tai įvyks. Ir nu, dar yra, žinai, ta tokia nuomonė, nu, dvi stovyklos, ne, tos tokios, kur galvoja, kad okei, bus tas pirmasis kontaktas, bet vieni labai laukia, nes sako, va, čia mūsų šeima sugrįžta ir taip toliau. Bet yra ta dalis, kur sako, ne, tai čia mūsų užkariaus, čia su tamsa ateis, ne. Kaip tu galvoji? Tai Žemė yra ta planeta, kur yra ir tamsos, ir šviesos, ir mes čia su tuo kariaujam, kaip ir visam kosmose yra irgi visokių civilizacijų. Ir šiaip kaip yra kalbama, kad pirmiausia bus tas netikras pirmas kontaktas, kur kuo labiau išgąsdins žmonės. Ir jeigu jie tai pasieks, tai vadinasi ta baimės vibracija, jinai dar labiau atitolins tą tikrąjį kontaktą, bet kokiu atveju vieną dalyką labai labai gerai gali atskirti, tarkim, nes gali būti, kad bus ir tokių, bet tu visada gali atskirti pagal tai, kokioje vibracijoje tu pats esi, nes jeigu tu pats esi žemoje vibracijoje ir pas tave ateina kažkokia, nu, tiesiog kita rasė, tai galbūt tai nėra labai gera, žinai, arba žemų vibracijų, bet jeigu tu pats esi aukštoje vibracijoje ir tada tiesiog ir pagal baimę, žinai, ar tau saugu, ar tu saugi, ar tu bijai, tai nuo to aš šiaip matau su kosminė ta sąjunga tai labai gražius ryšius, nes realiai aš pati po to, mano sekantis gyvenimas greičiausiai bus, aš to pati taip tiksliai neišjaučiu, aš tiesiog pati pas tą Donatą buvau. Tai grįšiu į Plejadų planetą ir aš būsiu kaip ta tarpininkė, kur žmonės atvyks į Plejadų planetą kaip į ekskursiją pasižiūrėti tiesiog, kaip čia gyvenama. Ir aš būsiu ta, kuri prims su meilė tos žmonės ir jiem aprodys viską. Tai, nu, suvedant labai daug taškų ir kur mes einam, nors tikrai labai daug chaoso ir tikrai ir man pačiai būna kartais tokių visokių jausmų, tai čia dabar viskas atrodo griūna, čia viskas atrodo tam tikra dalis vis sunkėja, bet tas pagrindinė ašis vis tiek yra tikėjimas, nu tikrai, kad mes einam, nu jau taip didžiulį skirtumą pažiūrėjus, ta žmonių sąmonė, absoliučiai viskas, kaip dabar yra vandeniškai ir nepadaryta vien, tarkim, internete, kas dabar vyrauja, žmonės kalbasi su savo kokia sena 2016 versija ir daro su šitais, kas tai vyksta, žmonės pradeda suvokti, kad yra laiko juostas, ar ne, pradeda šokinėti tarsi, ne, nu, bet tiesiog mes einam į didžiulį pokytį ties tuo, nes mes vėliau ir galėsim teleportuotis,
Ir jau dabar žmonės tai daro, kai kurie turi tos gebėjimus biolokuotis, skraidyti kitas planetas, kiti jau tą patyrė. Žodžiu, tiesiog, nu aš tai tikiu tą šviesą labai ateitam. Aš, žinai, visą laiką dar taip galvoju, kad mes gyvenam čia šitoje planetoje, bet visi skirtingose realybėse. Jo. Mano realybė vienokia, ne, vat, tavo kitokia, dar kažkieno dar kitokia, ne, ir kaip mes ją patirsim, nu, tai vat, kokią realybę, kokią pasirinkom gyventi. Jo, nuo mūsų to dažna. Jo, čia irgi tas yra vandenioras požymis, autentiškumas, tai dabar užtat yra labai daug skirtingų realybių ir daug skirtingų tiesų, kur galime pasimest, bet vat, jeigu mes būsim savo šį, tai mes tada sugebėsim išlaviruoti šitą visą chaosinį laiką, kuris dabar yra. Jo, ir kiekvienam pagal jo tikėjimą. Ir jo kelią. Nu, nes kiekvienas mes turim savo tiesiog skirtingą unikalų kelią. Ir va, čia yra ta navigacija, viena iš priemonių, kaip save girdėti. Ir tai yra labai įdomu. Nu, tas pasitikrint. Na, tarkim, net jeigu girdi savo intuiciją, man tikrai yra nuostabus įrankis ateiti ir pasitikrinti, kad tu dabar šitaip man patvirtini. Nors, pavyzdžiui, kai man buvo 30 metų ir aš pasidariau astrologinę žemėlapį, tai nelabai buvo panašu, ką šiandien po 8 metų matau to pokyčio ir gyvenimo pakeitimo. Jo, kai aš buvau savo pirmojo astrologinį ir man pasakojo apie mane, aš sakiau, ne, sakau, čia ne aš. Nes labai daug gražių dalykų papasako, bet tiesiog tuo metu irgi dar turiu šitą sąmoningumą, visai jisai kitoks buvo. Jo, bet kada sužinojau, viduje tokia, žinai, kaip sėkla kažkokia atsisėdo, kad plemo, tai gal galiu daugiau kažko. Ir tada jau, tai čia prie kiek 5-6 gal metai praėjo nuo to laiko. Ir dabar, kai skaitau savo žemėlapį, aha, gražiai viskas gula. Tai labai smagu tada ir kitiem, kurie ateina, kai tu sakai, išgirsta kai kurios dalykus, sako, nu nežinau, bet sakau, pabandyk pagal šitą energiją gyventi. Ir pamatysi, kaip pradės keistis. O kiti būna, sako, blema, sako, žinai, tu man nieko naujo nepasakei, bet aš gavau patvirtinimą, kad viskas su manim gerai. Kad aš einu savo keliu, kad čia taip ir yra, kad aš neprisigalvoju, neprisisvajoju. Tai jo, labai astrologija fainas įrankis tikrai. Jo, tas patvirtinimas mūsų protų ir mūsų gyvenimo, vis tiek mes esame žmonės ir įvairių gyvenimo situacijų būna, jis yra labai reikalingas. Tiesiog. Ir man labai įdomu buvo, nes tikrai daug visokių naujų dalykų išgirdau, nors tikrai ne pirmoji konsultacija, bet esmė, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas astrologas, jis turi savo tą parašą, taip, kad jisai per save skaito tave ir naujų tokių įžvalgų ir dalykų pasako. Tai džiaugiuosi, kad kažką naujo sužinojau. Tikrai, ta prasme, patvirtinimo vėl gavau visokio gerų, tai labai fainai. Aš turiu tau dovaną. Kiekvienas mano laidos svečias gauna dovanų, kristalus, aš nežinau, ar tu nešioji, matau. Aš nešioju, bet ir turiu apyrankę, bet dabar neužsidėjau. Aha. Tai aš tau, aš kiekvienam pasižiūriu pagal žemėlapį, kokį kristalą parinkti. Ir man kažkaip, kai tavo žiūrėjau duomenis, labai tas angelitas prašosi. Angelitas šiaip labai stiprus akmuo, vienas iš apsauginių akmenų, bet jisai kuo pasižymė, jisai stiprina mūsų gerklės centrą, mūsų trečią akį ir karūninę čakrą. Tai saviraiškai, skaidriam protui ir susijungimui su kosmosu. Nors tau to netrūksta, bet kristalai, jie nebūtinai reikalingi tam, ko mums trūksta. Kaip tik gali padėti stiprinti tai, kas jau ir taip mūsų duotybė yra. Tai ir čia šiaip apskritai yra su angelų energija susijęs kristalas, ne, kai mes esam kažkokia situacija, kai tu sakai, ne, kai prašausi, kad padėkit mane, ne, tai galima per šitą kristalą bendrauti su savo angelais sargais, angelais vedliais, prašyti savo pagalbos ir apsaugos. Ir šis kristalas, jisai labai tinkamas žmonėm, kurie dirba su energijom ir kurie dirba su kitais žmonėm. Jis irgi stiprina jų intuiciją, stiprina jų energetinį lauką ir duoda tą tokį prisijungimą prie žmogaus. Ačiū tau labai. Šiaip man tavo spalva, jinai yra man vandenio spalva. Aš kai nuo 2018 metų labai dangų stebėjau ir ten fotografuodavau saulėlydžius ir saulėtekius.
Ir man atrodo, vat, kai mes artėjom ties vandenio erą, pradėjo atsirasti dangui vat, tokios spalvos, čia kaip žaliai mėtinė, va tokia, kur anksčiau jos nelabai buvo. Kaip pavyzdžiui, irgi ta rožinė spalva kažkada dangui nelabai buvo. Tai tiesiog vat, net per tai, ką dangus pasakoja, tai man labai yra artima šita spalva ir tiesiog labai faina turėti kažką, kas yra sukurta būtent tau pagal tave ir, nu, va čia šiek tiek pagal astrologinį žemėlapį, tai labai labai tau ačiū, Raimonda. Va, tiesiog labai faina. Ir aš žinau, kad tu irgi turi dovanų mūsų žiūrovams, Taip. klausytojams. Turiu, tai tiesiog kviečiu po šituo video įrašu pakomentuoti tai, tarkim, kas labiausiai jums atliepė iš to mūsų pokalbio. Ir aš išrinksiu vieną žmogų, kuriam padovanosiu kvietimą į pasirinktą mano renginį. Nes tai gali būti dabar jau ne tik balso ratas, bet jau ir judesio ceremonija ir grupinė šviesos kalbos sesija. Tai tikrai labai raginu pakomentuoti, nes aš dar nebuvau, bet aš jau taip noriu tavo tą balso ratą. Tai naudokitės progą, tai būtinai parašykit, kaip jums visą tai suskambėjo, ne? Visas tas Viktorijos pasidalinimas. Tai labai labai ačiū tau. Labai ačiū tau. Man iš tikrųjų, aš jau energetiškai jutau, kad man reikia, kaip aš tau sakiau, pokalbio išeiti į vėl viešumą ir gauti tą sinergiją tarp dviejų žmonių, nes yra vienas, kai tu atsisėdi pats kalbėti, yra visai kas kita, kai kažkas tave veda, įdeda savo energiją, duoda klausimus kažkokius, tai aš labai kažkaip to laukiau ir tiesiog, nežinau, sulygiuot, galiu sakyti, manifestavos, ar tiesiog aš jutau, kad tas mūsų pokalbis turi vykti ir tiesiog jutau, kad tai labai sulygiuota ir aš tau beje sakiau, tavo balsas, jis mane labai veikia ir tiesiog sėdint su tavim ir klausant tavęs, man tokia kaip hipnozė. Nu, tokia, kad mūsų laukas tas taip susilieja ir aš, taip prasme, tu sakė, į balsą ar neturi kažkokių ten, nu, nes tavo balsas jis yra veikiantis, jisai turi tą vibracinę energetiką, žinai, kur tiesiog atveria žmonės. Kaip įdomu. Tai dėl to turbūt ir jaučiu, kad reikia ateiti pas tave. Tai vienu žodžiu, ne veltui mes čia susitikom ir tai, kas irgi žiūrės šitą podcastą, ne veltui jūs šiandien dabar viską ir išgirdot. Tai ačiū visiems, kurie išklausė, kuriam buvo įdomu arba smalsu, nes bet kokiu atveju tai pasėjo sėklą jūsų lauką tą informaciją vėliau daugiau pasiekti jūsų gyvenimą. Ačiū Jums ir ačiū tau. Ačiū tau.